Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida parengta bendradarbiaujant su Šiaulių Aušros muziejumi. Sveiki malonūs televizijos žiūrovai. Jūsų dėmesio laida Anądien Šiauliuose. Mūsų laidos tai kelionės laiku ir šiandien mes norėtumėme jūs pakviesti į truputį ankstesnį laikotarpį. Šiandien mūsų laidoje tarpukaris. Lietuvos centrinėme valstybės archyve saugomose kino juostose užfiksuotas Šiaulių miestas tarpukariu. Galima sakyti, kad Šiauliai turi pakankamai nemažai kino juostos, nors tai yra tik tai apie 20 minučių, bet vis tiek lyginant su kitais miestais mes turime pakankamai nemažai vaizdų išlikusių iki šių dienų. Šiuolaikinės technologijos nesunkiai leidžia nuspalvinti juodai baltus filmus ir pamatyti realesnį vaizdą, kaip Šiauliai atrodė prieš beveik 100 metų.
Na, tai Šiaulių žydų bendruomenė turi ilgą, jau daugiau nei 300 mečius trunkančią istoriją. Ir išties per tokį laikotarpį tai tarsi ir gausita buvo bendruomenė savų laikų 19-20 amžių sandūroje, tai sudarė netgi daugiau nei pusę miesto gyventojų. Tai išties tarsi to paveldo tikrai turėtų būti mieste daug žydiško paveldo, tačiau vis dėlto 2 pasauliniai karai, Šiauliai labai nukentėjo nuo abiejų karų, buvo sugriautas faktiškai miestas, tai to paveldo išties neišliko tiek daug, kiek būtų galima tikėtis, bet holokausto įvykiai, kaip žinia. Tai šiuo metu tai turbūt pats vienas iš įspūdingiausių miesto pastatų, tai puošiantis miesto panoramą, išsiskiriantis joje, tai yra žinoma Chaimo Frenkelio vila, taip pat yra išlikusio religinio žydų paveldo, tai yra keletas sinagogų pastatų, jos be abejo rekonstruotos, pasikeitusios, įsiliejusios į kitus pastatus, tačiau dar galėtume surasti mieste pasivaikščioje ir žydiškų sinagogų fragmentų. Taip pat yra ir, sakykime, medicininio žydų paveldo, tai yra vaistinės žydams priklausiusios, tai ir senojų mieste esanti Valerijono vaistinė, taip pat Feinbergams šeimai priklausiusi vaistinė, tai yra dabartinis fotografijos muziejus. Taip pat ir žydų bendruomenė statyta dar iki Pirmojo pasaulinio karo ligoninė, kur šiuo metu įsikūrusi miesto odontologijos poliklinika. Taip pat be abejo toks yra įspūdingas mieste išlikęs žydų pramoninis paveldas, tai tiek Frenkelio fabriko pastatai išlikę, tiek yra, sakykime, kito odų pramonininko Horondžickio fabriko statiniai išlikę keletas, jų nedaug šiuo metu įsilieja į buvusios vairo gamyklos pastatų kompleksą. Taip pat yra ir švietimo įstaigos buvusios žydam priklausiusios, tai yra Dvaro gatvėje 50 buvusi Šiaulių žydų gimnazija. Galima rasti fragmentų sinagogų inkorporuotos kažkur dabar jos yra, tai kas čia būtų tokios? Tai yra kaimo Pirklių sinagoga, jinai buvusios Verbsto įmonės pastatuose yra išlikusi dar. Tik reikia ten įeiti į vidų, žodžiu, pasivaikščioti ir matosi dar pats pastatas išlikęs. Tai tiek, sakykime, Sodžius dabartinis įmonė, tai ten irgi buvo sinagoga, buvo maldos namai. O atsakykit, Baltosios sinagogos fragmentų nebėra likę, visai buvo nugriauta. Taip, išties, Baltoji sinagoga, tai čia toje vietoje išties buvo pastatyta pati pirmoji Šiaulių žydų bendruomenės sinagoga, tai čia dar 18 amžiaus vidury, kai žydų bendruomenė faktiškai tik kūrėsi mieste, bet jau paprastai jau būdavo kažkiek bendruomenės pasiturinčių narių ir jau skubėdavo pasistatyti be abejo maldos namus. Tai būtent daugmaž toje vietoje stovėjo jau ta pirmoji, tiesa medinė pirmoji buvo sinagoga, kuri vėliau 1871 buvo perstatyta į mūrinę. Vėliau jau 19 amžiaus visai pabaigoje buvo perstatyta, rekonstruota ir ta sinagoga buvo vadinta mieste Baltąja gulbe. Ji išties buvo labai graži ir ypač jos išsiskyrė vidus. Išorė negalėjo labai išsiskirti, nes tokie buvo Rusijos imperijoje reikalavimai sinagogoms, kad sinagogos, reiškia žydų religiniai namai, pastatai, jie negalėjo išsiskirti iš aplinkinės architektūros, negalėjo būti aukštesni, kažkuo ypatingi labai savo architektūrą išsiskirti, tokie buvo reikalavimai cariniai Rusijos imperijoje. Taigi išorė turėjo būti pakankamai santūri pagal tuometinius įstatymus, tačiau, kaip pasakoja amžininkai savo atsiminimuose, kad vidus tos sinagogos buvo labai įspūdingas, labai gražus. Ir kaip ir minėjau, miestiečių buvo vadinama Baltąja gulbe. Žydų tas toks pavadinimas buvo didysis Beit Midrašas.
Na ir ši sinagoga veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Pirmojo pasaulinio karo metais ji nukentėjo, pačia miesto centre vis dėlto. Tačiau buvo atstatyta bendruomenės ir veikė visą tarpukarį. Pagrindinė žydų sinagoga buvo. Ir ji išliko ir per Antrąjį pasaulinį karą, buvo apgriuvusi, bet faktiškai buvo galima galbūt atstatyti. Tačiau tiesiog matomai, holokaustas nebeliko mieste, žydų bendruomenės tiesiog nebuvo kam pasirūpinti. Ir todėl ji buvo nugriauta. Taip, tai šita sinagoga, kadangi fabrikantai, frenkeliai turėjo didžiulę savo įmonę, didžiulį verslą, jie išties pasižymėjo tuo, kad rūpinosi savo bendruomenę. Tai iš viso to nieko nuostabaus, kad frenkeliai, rūpindamiesi savo fabriko darbininkais, tiesiog specialiai jų reikmėms, jų dvasinėms reikmėms šalia fabriko pastatė sinagogą. Tai yra išlikęs 1897 metų medinės sinagogos projektas, prieš tai reiškia buvo pastatyta medinė sinagoga. Ir yra kitas projektas 914 metų jau mūrinės sinagogos prie Vilniaus gatvės, tokia tipinė sinagogų architektūra Lietuvoje būdinga. Čia vėlgi panašu į tai, kad, kaip ir minėjau, tie cariniai įstatymai reguliavo sinagogų statybą, tai neleisdavo jų statyti aukštesnių nei gretimi pastatai. Tai čia vėlgi galbūt ir toks pavyzdys, kad žydai, sakykime, stengdavosi, kad suteikti tiem maldos namam erdvės, tai jie būdavo įgilina sinagogą ir tam, kad pastatas įgytų erdvės, jis nebus aukštesnis už kitus pastatus, tačiau kai jis yra įgilintas, jame bus didesnė erdvė, tai bus panašiau į religinį pastatą, tai greičiausiai šita sinagoga taip pat statyta, kad būtų erdvesnė, jinai yra dviaukštis pastatas, tačiau įgilintas. Ir šioje sinagogoje buvo įrengtas butas ir sinagogos tarnui, ir čia rinkdavosi melstis tiek fabriko darbininkai, tiek yra žinoma, kad ateidavo ir aplinkinių rajonų gyventojai melstis sinagogoje. Šiaip sinagogos prižiūrėtojų buvo Chaimo Frenkelio sesers vyras, Goldbergas, rūpinosi šią sinagogą. Ir sinagoga išties veikia ir tarpukariu, o po Antrojo pasaulinio karo, pokario metais čia buvo įrengta sporto salė, taigi sinagogos išorė yra išlikusi tikrai pakankamai gerai. Visos architektūrinės formos, tačiau jau vidaus interjerai yra išardyti, suniokoti dėja jau nebeišlikę. Žydų kapinės išlikusios taip vadinamame Kaukazo rajone prie Žalgirio Rėkyvos gatvių, tai yra taip seniausias žydų paveldo objektas mieste, todėl kad kapinės įkurtos faktiškai jos tada, kai Šiauliuose tik pradėjo apsigyventi pirmieji žydai, kai buvo dar visai maža žydų bendruomenė, ten, nežinau, kelios šeimos, gal 10 šeimų. Ir pradžioje žydai, jos buvo įkurtos 18 amžiaus pradžioje ir pradžioje gal neskubėta juose pradėti laidot, tačiau bendruomenė mieste be abejo augo, didėjo. Ir be abejo atsirado tų palaidojimų ir per išties tokius ilgus metus, tai tikrai tos kapinės buvo didelės, ten tikrai turėjo būti daug palaidotų Šiaulių žydų bendruomenės narių, išties tai turėjo būti daug, žodžiu, tų palaidojimų, daug didžiulės kapinės. Šitos kapinės veikė tiek iki Pirmojo pasaulinio karo, tiek paskui jau tarpukariu. Ir kapinės buvo šiaip, kaip yra žinomos, aptvertos aukšta tvora, nes tai vėlgi tam tikri žydų religiniai priesakai, kad tai buvo tarsi saugomas tas mirusiųjų pasaulis, jų ramybė nuo to gyvųjų pasaulio. Ir Žalgirio gatvės pusės buvo pastatyti gražus
barokiniai vartai, šiaip žydai savo visoje religinėje architektūroje mėgo naudoti baroką. Buvo ir namas sargui pastatytas, taip pat buvo ir ritualiniam reikmėms skirtas, laidojimo reikmėms skirtas namelis specialus pastatytas, kadangi tam, kad laidoti žydus taip, kaip yra jų religijoje prisakyta, kad teisingai palaidoti, buvo čia ir draugija speciali laidojimo, kuri rūpinosi tuo, kad mirusieji būtų palaidoti pagal visus religinius priesakus. Tai toks namelis stovėjo šalia kapinių. Na ir iš ties ilgus metus tose kapinėse buvo laidojami žydai. Paprastai jiems statomi arkos formos paminklai, kokie buvo būdingi žydų kapinėms. Tačiau be abejo visą šitą nutraukė prasidėjęs Antras pasaulinis karas ir holokausto metai. Tuo metu žydų kapinės pateko į Šiaulių geto teritoriją ir jose greta stovėjęs, kaip ir minėjau, tas ritualinis namelis buvo panaudotas įkurti ligoniniai. Kadangi į getą pateko taip pat, žinoma, šviesų Šiaulių žydai, gydytojai, kurie matė, kaip sunku yra Šiaulių gete įkalintiems žydams, ta prasme, kad yra labai susiduria žmonės su didelėm sveikatos problemom ir reikia juos tiesiog, jiem reikia pagalbos, juos reikia gydyti, tai tiesiog būtent tie gete kalėję gydytojai pasirūpino tuo, kad šalia kapinių esančiame name būtų įkurdinta ligoninė, ten sugebėjo surinkti ir susirinkti, reiškia, ir lovas, ir apsirūpinti viskuo, nes tai buvo labai sudėtinga kalint gete. Bet, žodžiu, buvo ir paruoštos patalpos pritaikytos ligoninė ir įkurdinta ligoninė. Ir ten geto gyventojai galėjo gauti medicininę pagalbą. Ta ligoninė, be abejo, getas buvo sunaikintas, ligoninė taip pat, geto gyventojai visi išvaryti iš Šiaulių į Vokietijos koncentracijos stovyklas. Na ir pokario metais, jau po Antrojo pasaulinio karo, dar yra žinoma, kad dar buvo ten palaidojimų žydų kapinėse, dar kurį laiką netgi buvo laidojami žmonės. Tačiau vėlgi mieste žydųgi faktiškai nebeliko ir nebuvo kam tomis kapinėmis matomai ir rūpintis. Ir na, žinoma, nauja ta sovietinė valdžia taip nusprendė 64 metais, kad tiesiog tas kapines reikia perlaidoti, juose palaidotus palaikus, nors šiaip žydų visi religiniai priesakai draudžia perlaidoti žmogų, drumsti jo ramybę, tačiau, žinoma, tai tuo metu atsižvelgiama nebuvo ir tiesiog buvo paviešinta, viešai paskelbta, kad perkelkite palaikus savo artimųjų į kitas kapines. Tai tiek, kiek dar kas spėjo, tai buvo nedidelis skaičius žmonių, kurie dar buvo čia Šiauliuos gyveno ir iš kitų miestų atvyko, kurie dar spėjo parašyti pareiškimus ir tuos savo artimuosius perkelti į kitas kapines. Daugelis jų buvo perkelti į Donelaičio kapines. O paskui, dar po keleto metų, tai tiesiog tos kapinės atvažiavo buldozeris, nugriovė tiek tuos kapinių vartus gražiuosius ir tiesiog sulygino, išvartė likusius paminklus ir ten buvo netgi ir nutarimuose rašyta, kad juos panaudoti skaldai ar, žodžiu, visiems miesto tvarkymo darbams. Taip, tai Talmud Toros mokykla taip pat buvo mecenuota Chaimo ir Doros Frenkelių. Ji buvo statyta be abejo pirmiausia skirta tiems nepasiturintiems bendruomenės vaikams, kadangi žydams visada buvo svarbu švietimas, mokyti, šviesti savo jaunąją kartą. Tai čia vėlgi Frenkeliai matyt rūpinosi tuo, kad žydų vaikai mokytųsi, gautų išsilavinimą ir kad net ir tie, kurių galbūt sudėtingesnė yra materialinė padėtis, kad ir tiems švietimas būtų prieinamas. Ir štai 1899 metais buvo pastatytas naujas pastatas, naujas nemažas pastatas, skirtas būtent
Talmud Torai, tai yra religinė pradžios mokykla žydų. Ir joje išties čia mokėsi ir daug vaikų, jais buvo rūpinamasi. Buvo veikia kelios moterų organizacijos, kurios viena iš jų rūpinosi vaikučių, sakykime, aprangą, kad jie turėtų rūbus, batus, nes galbūt ateidavo iš nepasiturinčių šeimų. Kita draugija rūpinosi tuo, kad jie būtų sotus, pavalgę, tai tiesiog mokykloje ir maitindavo. Ir šita mokykla taip ir buvo išlaikoma išties iš bendruomenės lėšų, iš pasiturinčių žydų lėšų teikiamų. Ir čia vaikai galėjo mokytis, šviestis. Frenkelis, be abejo, čia buvo mokoma religinių dalykų, tačiau, sakykime, Frenkelis paskatindavo galbūt vaikus, kurie to norėdavo įgyti ir tam tikrų amatininkystės žinių ir galbūt ne vienas iš šią mokyklą baigusių vaikų, vėliau pradėjo dirbti ir Frenkelio fabrike, kadangi tiesiog Frenkelis rūpindavosi, kad ir toliau vaikai įgytų kažkokį amatą, kad turėtų pragyvenimo šaltinį, tai tiesiog skatino išmokti žodžiu ir įvairių praktiškų dalykų šitoje mokykloje, ne tik kad religinių. 1898 metais Vilniaus ir Ežero gatvių kampe Frenkelių, Nurokų, Kaganų ir kitų stambių šiaulių fabrikantų lėšomis buvo pastatyta žydų senelių prieglauda. Apie 1930 metus Povilo Višinskio gatvėje buvo pastatytas Simonui Volpertui priklausęs pastatas. Volpertas buvo odos ir veneros ligų gydytojas ir čia buvo jo privati klinika. Gali būti, kad čia pradėtas naudoti vienas pirmųjų Lietuvoje rentgeno aparatas. Spėjama, kad pastatą suprojektavo garsus vokiečių architektas Erichas Mendelsonas. O nuo 1989 metų pastate įsikūrusi Šiaulių apskrities žydų bendruomenė. Dabartinių Vilniaus ir Vasario 16 gatvių kampe, stovinčiame name, vadinamame Zivo namu, prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo įsikūrusi stambi Karolio Savičiaus prekybos įmonė. Tarpukariu šioje vietoje veikė miestiečių mėgstama Milšteino kavinė. Buvo įsikūrusi ir brolių Šapyrų laikrodžių ir aukso gaminių prekyba. 20-ojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje notaro Švabinskio ir jo kompanjono Goco namuose buvo atidarytas kino teatras Kapitol. Kino teatras buvo moderniai įrengtas su centriniu šildymu ir visais patogumais. Kino salė pasižymėjo gera akustika, puikiai įrengta scena buvo pritaikyta ir koncertams, ir vaidinimams. Salėje viso tilpo 450 žiūrovų. 1931–35 metais čia imti statyti ir dramos teatro spektakliai. Kino teatras priglaudė Valstybės teatro Šiaulių skyriaus artistus. 1921 metais Šiauliuose įsteigtas Centralinio Lietuvos žydų banko Šiaulių padalinys. 1911 metais įsteigta brolių Naumo ir Salamono Chorodžickių odos dirbtuvė. Fabrikas buvo įrengtas pagal naujausius tuo laikmečio technikos reikalavimus ir eksportavo savo gaminius į Rusijos imperiją. 1951 metais fabriko teritorijoje įkurta viena stambiausių sovietmečio įmonių mieste vairo, dviračių ir variklių gamykla. Tarp pastatytų naujų gamyklos korpusų išliko ir senojo fabriko užstatymo fragmentai. 1898 metais pelkėtoje vietoje palei dabartinę Tilžės gatvę ir Talšos ežerą broliai Vulfas Joselis ir Bencelis Nurokai įsteigė odos fabriką. Po 3 metų dirbtuvė išaugo ir virto dideliu gariniu fabriku, užėmusiu svarbią vietą visos Rusijos odos fabrikų tarpe. Įmonėje pradėjo kilti mūriniai pastatai, mažėjo rankinio darbo, pradėta naudoti mechaninė jėga. Per Antrąjį pasaulinį karą buvęs Nurokų fabrikas buvo stipriai sugriautas, tačiau pokariu buvo atstatytas Stumbro vardu pavadintoje įmonėje sovietmečių gaminti įvairūs odos gaminiai. Šiandien buvusio Nurokų fabriko fragmentai integruoti į prekybos ir laisvalaikio centrą Tilžę. Pati pradžia šito fabriko tai buvo 1879-ieji, kai Chaimas Frenkelis, amatininkas, šiaip iš Ukmergės atvykęs, jau kažkiek padirbęs tame odininko versle, tačiau palikęs Ukmergėje broliui savo verslo dalį pardavęs. Jis atvyko į Šiaulius, tarsi ieškodamas naujos perspektyvesnės vietos savo
odų perdirbimo verslui. Ir čia Šiauliuose jis įsikūrė prie dabartinės Vilniaus gatvės, tuo metu kelio į Vilnių, miesto pakrašty, įsigijo nedidelės dirbtuvėlės ir čia su keliais darbininkais tiesiog pradėjo išdirbti odas. Gamyba išties buvo sėkminga, pamažu vis augo, atsirasdavo naujų rinkų ir jau apie 1890 metus Chaimas Frenkelis statosi naujus pastatus. Tai yra dabartiniai išlikę pastatai prie Vilniaus gatvės, tai yra seniausi pastatai fabriko statyti, arčiausiai Vilniaus gatvės šiuo metu esantis, jie aišku šiek tiek jau ir pakitę ir ten daugybę kartų ir rekonstruoti ir visą kitą, bet tai būtent buvo Frenkelio statyti patys pirmieji fabriko pastatai mūriniai. Ir viename iš šių pastatų ir Frenkelis įsikraustė su šeima įsikūrė. Ten buvo įrengtas 6 kambarių butas, greta fabriko kontora, o apačioje buvo odų minkštinimo cechas. Vėliau tose pastatuose prie gatvės įsikūrė fabriko sandėliai, buvo cechai įvairių taip vadinamų sausų darbų, ten odų džiovinimas, dažymas. Taip pat buvo fabriko be abejo kontora ir laboratorija. Na, o vėliau 1894 metais Chaimas Frenkelis jau ima specializuotis padų odos išdirbime ir vėliau būtent šitos odos išdirbimas ir buvo pagrindinė Chaimo pramonės sritis, tai sudarė apie 80%, būtent oda padams išdirbama Frenkelio įmonėje. Ir jis čia pasistatė ir garų katilą, ir įsirengė dinamo mašiną, pasistatė ir vėlgi naujus pastatus, katilinę. Ir jau vyko plėtra įmonės pastatų į sklypo gilumą link Talšos ežero. Na, o apie 11 metus Frenkelis toliau stato naujus pastatus, jis nusprendžia pats pasistatyti, žodžiu, ekstrakto fabriką. Tai dar 2 nauji pastatai ir kaminas buvo pastatytas 1911 metais. Tai jau arčiau Talšos ežero jie yra išlikę. Tai 908-aisiais Frenkelių šeima jau greta savo klestinčio fabriko, tai jau tada, kai išties fabrikas jau buvo garsus ir žinomas ir gavęs daugybę ir apdovanojimų ir pripažintas, tai jie tik tada pasistato savo jau tarsi tuos fabrikantų milijonierių vertus namus. Ir šis pastatas, tai tuo metu, tuometinėje Šiaulių panoramoje, ko gero turėjo irgi išsiskirti, nes tai jau buvo kitokia architektūra. Tuo metu cariniu laikmečiu Šiauliuose paprastai buvo statomi istorizmo architektūros pastatai, jie buvo visai kitokie. O čia jau visai kitokios stiliaus, tai yra naujas, moderno secesijos architektūros pastatas. Tiesa, jis turi ir kitų stilių elementų. Pats pastatas statytas kaip 2 vienodi namai, tarsi jie suglausti. Čia greičiausiai buvo tas praktinis dalykas, kadangi Frenkelis turėjo sūnų, tai matyt planavo, kad 2 šeimos, tiek jis, tiek jo sūnaus šeima gyvens vienam name, čia taip galima manyti. Na ir ypač toks secesinis dalykas, tai yra bokštelis, kuris tarsi suardo to viso pastato simetriją ir viename šone yra pastatytas grynai jau secesinis bokštelis. Na ir Pirmojo pasaulinio karo metais Frenkelių šeima pasitraukė į Rusiją, vėliau po revoliucijos jie išvažiavo gyventi į Vokietiją. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Jokūbas grįžo į Šiaulius, pasirūpino tuo, kad būtų atkurtas fabrikas, vėl pradėta gamyba, tačiau patys Frenkeliai jau tarpukariu gyveno tarsi pusiau tarp Šiaulių, pusiau tarp Vokietijos, jie turėjo ir namus Vokietijoje ir jie čia atvykdavo, būdavo, kartais išvykdavo į Vokietiją ir šiaip gyveno tokį europietišką gyvenimą, dažnai keliaudavo įvairiose šalyse, lankydavosi.
Ir taip pat dalis vilos buvo atiduota Hebrajų gimnazijai, nes veikė mokykla, žodžiu, Frenkelio viloje tarpukariu. Na, o jau po Antrojo pasaulinio karo, tai pastatas buvo atiduotas ligoninės reikmėms ir čia įsikūrė Pabaltijo karinės apygardos ligoninė. Ir visą tą sovietmetį iki Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, būtent čia buvo įsikūrusi ligoninė. Tai galbūt galima taip galvoti, kad būtent tai ir padėjo vilai išlikti, kadangi matyt dirbo vis dėlto šviesų žmonės, kurie, nors ten buvo padaryti, kol veikė ligoninė ir tam tikri pakeitimai interjeruose, bet kažkaip jie stengiasi tos pakeitimus daryti taip, kad nesardyti tos autentikos vilos. Ir buvo padarytos pertvaros, bet ten nesuardytos, nesugadintos sienos. Tai žodžiu, matyt, kažkiek vis dėlto žmonės ir pasaugojo ir tai vilai vėlgi padėjo išlikti visiems tiems interjerams, lipdiniams. Ir kai jau 93 metais vila atiteko muziejui ir pradėta atkūrinėti, restauruoti, tai restauratoriai surado atidengė autentiškus išlikusius dekorus ir buvo vila surestauruota ir šiandien turime įspūdingą pastatą mieste.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.